Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes pažiūrėsim mano vieną naujesnių pirkinių, tai yra dar vieną mikrofoną, na taip, man jau užtenka mano vieno to dičkio, tai dabar tokį paėmėm šiek tiek mažesnį variantą. Gal tiesiog kitą kartą, kai darysiu unboxingą, neteks man sėdėti be veido. Tai dar vienas unboxingas, nes tikėkit pilnos apžvalgos, tai žiūrėsime šiandien Rode Smart Lav Plus. Tiesiog modelį šiek tiek geresnį, tą naujesnį, tas pliusas, žinokit, daug turi skirtumo. Tai tiesiog pažiūrėkime, kas toj dėžutėje. Pirkau šį mikrofoną iš soundium.lt, iškart pasakysiu tai, tikrai galima rasti Lietuvoje, minėjo pardavėjai, kad pilna jų yra pas juos nuolatos ir pardavimai tikrai irgi puikus, tai tikiuosi rasite. Na taip, dėžutė iš tiesų nieko ypatingo neturi, jeigu pažiūrės gal kas ant jos yra, tai tiesiog labai daug teksto, šiek tiek reklamos, parodoma, kad jis yra naujas ir nenoriu iš tiesų labai eiti būtent aplink tą dalyką. Gal žiūrėkime, kasgi tame maišelė, labai puikus maišelis, manau, ir patį mikrofoną galima bus nešioti jame, tai yra tiesiog būtent LO tipo mikrofonas, kuris bus, jeigu žinote, tiesiog toks daikčiukas prisideda prie jūsų rūbų, dažniausiai šalia burnos. Tai va, galima tikrai puikiai gaudyti garsą, tai aš manau praktiškai kažkaip išnaudosiu, neuždengdamas gal savęs su savo tuo dideliu mikrofonu. Gerai, padėsime į šoną patį mikrofoną, pažiūrėsime, kasgi eina taip pat į šį nuostabų maišelį. Jeigu pažiūrėsite, tai yra Quick Start Guidas, tiesiog parodo būtent, ką jums reiktų gal padaryti pradedant naudoti šį mikrofoną, kažkoks dar kodas čia yra, nežinau, būtent paaiškinimai gal žmonėm aiškiau būtų, kaip tiesiog primontuoti, nes taip pat pamatysite, tikriausiai bus ir pats klipas, kad prisidėti tą mikrofoną prie rūbų, prisikabinti ir na taip, iš tiesų iš tokio atrodo mažo lapelio išsiskleidžia gan didelio turio informacinis lapas, daug kalbų, abejoju, kad lietuvių bus, gal nesitikėkim naiviai, tiesiog padėkim tą taip pat į šoną. Na toliau einant, mes žiūrėsime, kasgi tame maišelį, tai yra perspėjimas, kad su šiuo dalyku galima pasismaukti, nežinau, ar būtinai reikėjo tokį dalyką pridėti, kažkaip net vaisokai atrodo, prie kiekvieno kabelio galima pridėti, kad galima būtų su juo pasismaukti, bet tarkim Rodui už tą atsargumą vis dėlto respektas. Na, einant toliau, tada mes turėsime tą vadinamą legendinį maišelį, kad jo nereiktų valgyti, vis dėlto Rode firma populiari Amerikoje ir žinau, kad tenais tokie atvejai tikrai atsitinka. Na, dabar jau atrodo pustuštis maišelis yra, bet taip pat dar, matau, yra būtent tokio tipo velcro, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, juostelė būtent, kad galima būtų užkabinti, tiesiog. Na, dabar jau gal paskutinis mūsų nerimas, kągi mes ten ištrauksim, tai bus būtent ta vadinama gal savažėlė ar kas tas klipas, su kurio galėsite prisijungti mikrofoną, naudojant būtent jau mūsų matytą juostelę ir aišku patį mikrofoną. Na dabar tiesiog pažiūrėjus, kaip viskas kompaktiškai telpa į šią dėžutę ir po to į šį maišelį, manau, dėžutės gal jums labai nereikės, galėsite ją išmesti, bet, pavyzdžiui, pats šitas maišelis sutalpina tikrai lengvai patį mikrofoną, atsikratant visos šios vadinamos makulatūros, bet tikrai šaunu Rode, nežinau, bent jau kompaktiškumo atveju tikrai rekomenduoju šį mikrofoną, žiūrėsim, kaip jisai pasirodys ateinančiose videos, ar pastebės netgi tą skirtumą ir, aišku, ar vertai bus pirkti. Na, galima tikėtis iš tiesų dar vieno mikrofonų palyginimo, gal jau mes turim vieną, galite pažiūrėti, rasti. Esu daręs jį. Na ką, tada ačiū, kad žiūrėjote, užmeskit laiką, gal kam reikės tokį mikrofoną, gal kaip tik ieškojate tokio mažo, kompaktiško dydžio, padaraus mikrofono už gerą kainą ir jo, iki kito video. Iki.